Tai laba diena, sakau visiems jau 175 susirinkusiems prie kompiuterių. Ir šiandien su Klaipėdos rajono, bijau prisimeluoti dabar, kaip vadinasi ta įstaiga, Klaipėdos rajono pedagogų švietimo centru sugalvojome padovanoti jums dovaną mokytojo dienos proga. Todėl, kad visi spėtumėt pasidaryti kavos, tai teko kokias 9 minutės pavėluoti. Nežinau, kaip jūs, aš spėjau kavos pasidaryti. Dėl individualių visokių aidų kompiuteryje, tai labai prašau kažkaip tai pasižiūrėkite, ar jūsų daugiau niekas neįjungta, jokie prietaisai, nes pas mane niekas neveikia ir jeigu dauguma girdi ir mato gerai, tai tada smagu. Tai labą dieną, sakau visiems. Pirmą kartą šiais mokslo metais bendrauju su jumis internetu ir atsiprašau, jeigu man dar šiek tiek tai neįprasta. Bet kokiu atveju labai džiaugiuosi, kad mūsų čia yra tiek daug. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad norim susitikti, norim pasiklausyti ir išgirsti galbūt kažkokių svarbių mums dalykų apie tai, kaip suderinti asmeninį gyvenimą ir mokytojo profesiją. Kai galvojau, kaipgi pavadinti tokią mini paskaitėlę žmonėms, galvojau, reikia užduoti tokį klausimą, į kurį žmonės galėtų tikėtis labai paprasto atsakymo. Tai nenustebinsiu tikriausiai tuos žmonės, kurie lankosi mano mokymuose, seminaruose ar kur nors dažniau su manimi susitinka, nebus šiandien to atsakymo, kaip suderinti asmeninį gyvenimą ir profesiją. Jo nėra. Neegzistuoja tas kioskas, kur galima gauti receptus. Bet aš jums turiu tokį pasiūlymą, būdą profesijoje veikti taip, kad tai nesikirstų su asmeniniu gyvenimu. Arba asmeninėme gyvenime gyventi taip, kad profesija nesikirstų su to gyvenimu. Ir tik pamastykime, kaip skiriasi mūsų asmeninis gyvenimas ir profesija. Kodėl mes iškeliam tokius klausimus, kad reikia kažką derinti. Akivaizdu, kad švietimo sistemoje yra labai daug dirbtinų sąlygų. Ir mokytojai išgyvena didžiulę įtampą, kai turi prisitaikyti prie tų dirbtinų sąlygų. Tai ir per didelis krūvis, tai ir padidinta atsakomybė, per didelis popierizmas, per didelės klasės, per daug užkrauta funkcijų ant vieno mokytojo pečių. Todėl natūraliai atsiranda situacija, įtempta situacija, kai mes tiesiog galvojame, ar čia aš turiu visu tuo tapti, o galbūt kažką reikia kitaip daryti. Aš atstovauju kelias nevyriausybinės organizacijas, tai Lietuvos tėvų forumą, Humanistinės pedagogikos asociacija, Tėvų pedagogų sąjūdį, Šviesos kampelį. Ir tiek, kiek tenka veikti savo profesinėje veikloje su bendraminčiais, matome tokią realybę. Švietimo sistema balansuoja ant mirties slenksčio, tokio lynų vaikšto. Ir visi projektai, visi tokie pažangios intervencijos prikelia, merdėjančią sistemą prikelia, bet ne naujai gyvybei, o dar kažkiek tai pratempti. Ir labai daug yra įvairiausių europinių projektų, kurie kaip ir sėkmingas patirtis dovanoja mokykloms, mokytojams, mokiniams, tėvams. Tačiau tenka pripažinti ir labai svarbu pripažinti, tol, kol nepasikeis esmių esmė, tai yra, kol švietimo tikslai, o jie yra labai labai gražūs, to turėtumėm siekti, nebus atskirti nuo švietimo realybės didžiulę prarają, tol mes nieko negalėsime padaryti. Ir ta praraja tai yra pamirštas žmogus,
Pamirštas mokytojas kaip žmogus, pamirštas vaikas kaip žmogus, pamirštas mama, tėtis kaip žmogus. Ir tai yra labai labai svarbu. Pamiršti žmogų tai yra baisu ir mes matome to pasekmes. Klasių auklėtojai sako, kad nespėja padaryti kai kurių dalykų, daugelio dalykų. Mokytojai dalykininkai sako, kad nespėja pasirūpinti vaiko nuotaiką, sureaguoti į vaiką čia ir dabar, nes yra ugdymo standartai, yra ugdymo turinys ir jį reikia išpildyti. Ir mes neaišku, kuo kasdienybėje užsiemame. Todėl į klausimą, kodėl reikia visų pirma derinti asmeninį gyvenimą ir profesiją, mes galėsime atsakyti tik tada, kai susitvarkysime profesinėme darže, kai labai drąsiai apie tam tikrus dalykus pradėsime kalbėti. Nes gal būkime biednesni, bet teisingesni. Tam tikrų dalykų suderinti yra neįmanoma. Ir aš labai norėčiau palinkėti visiems mokytojams, tokios šviesios ramybės, šviesaus pasitikėjimo savimi. Net nebandykite į sieną, atsiprašau labai, ką tik perskaičiau Vitalijos žinutę ir smegenys suveikė per greitai, į burną įlindo ne tas žodis. Net nebandykime įsprausti savęs į tuos dirbtinius rėmus, net nebandykime iš savęs pareikalauti to, kas yra neįmanoma. Ir labai linkiu visiems mokytojams pasistengti būti visų pirma žmogumi, tokiu, kokie mes esame asmeninėme gyvenime, tokiu, kokie mes esame su artimaisiais žmonėmis, būti tokiais, kokius mus pažįsta mūsų aplinkos žmonės. Ir tik prie savo asmenybės esmės klijuoti naujus darinius, kurie yra susiję su profesija. Mes gimstame visi žmonės. Ir tik tai su metais įgyjame pajautimą, kuo norime dar užsiimti gyvenime, ką norime veikti, kuo norime būti, kokiais norime tapti. Ir mokytojai, kurie savo esmę išsaugo, tiesiog žmogiškumo nepraranda, neparduoda, netampa tais sistemos žmonėmis, bet sunkiu ir atkakliu darbu, per įtampą, per tam tikrą tikrai skausmą, per tam tikrą kančią sistemoje išlieka žmogumi. Pirma būkime žmogumi ir tada pagalvokime prie to žmogiškumo, kaip priderinti tam tikrus profesijos lūkesčius, tam tikrus mums keliamus reikalavimus. Ir manau, atsiras erdvės pasakyti, aš to negaliu padaryti. Man kartais tenka spręsti ne visai paprastas situacijas su mokytojais, netgi sudėtingas kartais. Ir aš galvoju, kad yra tarp mūsų tokia gyva iliuzija. Jeigu tu esi tos ir tos profesijos žmogus, tu privalai tarsi tai ir tai. Pas kiekvieną mokytoją, neleisite man sumeluoti, būna sėkmingos ir nesėkmingos pamokos. Tai aš visai neseniai turėjau tokią paskaitą su 70 tėvų ir mokytojų. Mokytojų buvo maždaug apie 10. Ir kažkaip tai pabaigoje, būna kartais kyla tokios nepasitenkinimo bangos, kad tai, ką aš sakau, visiems jau yra dauguma, yra žinoma. Ir aš iš tiesų kaip maža mergaitė tarp tų suaugusių žmonių pasipiktinau, nes man maža, kad visi žmonės apie tai žino. Ką darome mes su to žinojimu? Ir atsiranda tada iš karto dvigubi standartai. Tai mes kaip žmonės tai suprantame. Bet jau kai ateiname į mokyklą, tada mes kažko negalime padaryti. Aš to netikiu. Nes aš galvoju, kad mes galime ir mokykloje, ir namuose, ir gatvėje, ir troleibuse, ir autobuse visur išsaugoti tą patį, visur būti savimi. Tik jeigu mus kasdien užklumpa tam tikros sudėtingos situacijos, nenormalios sąlygos, kaip kartais norisi pasvajoti, kad atskris kažkoks angelas iš dangaus ir mus apsaugos. Gal moterim tai būdinga norėti, kad jomis kažkas tai pasirūpintų.
Bet pedagoginė veikla tai yra pareikalauti iš savęs sąžiningai ir drąsiai gyventi, formuoti santykius tiesoje. Ir tas mokytojas, kuris prisiema atsakomybę išpildyti kieno nors sugalvotus, užaukštintus, prie realių sąlygų švietimo sistemoje praktiškai neįgyvendinamus lūkesčius, prisideda prie viso to melo, kurio yra labai daug sistemoje, prie viso apsimetinėjimo, kurio yra labai daug sistemoje. Aš tikiu, nesutinku tokių žmonių, kurie neišsidalinę, kurie vienovėje jaučiasi. Ir jie su ta vienovė ateina į šeimą, jie su ta vienovė ateina į lietuvių kalbos pamoką, tik jie prisiema atsakomybę už skirtingas funkcijas, kurias jie turi išpildyti. Reikia derinti tai, kas esame mes kaip žmonės, su tuo, ką mums reikia išpildyti, o ne atvirkščiai. Ne viena profesija nėra aukščiau už žmogų. Aš savo seminaruose labai dažnai pasakoju tokį juoką. Gali būti, kad dauguma iš jūsų jį jau girdėjo, bet tie, kas galbūt pirmą kartą manęs klausosi, tai pasidalinsiu, kaip, tokie vaizdai prabėgti jums gali ir filmukas pro akis. Tiesiog mes mokykloje išpildome įvairias labai funkcijas. Klasės auklėtojas, dalykininkas, mama, tėtis ir taip toliau, dar vadovas arba kažkokios metodinio ratelio dalyvis, grupės narys. Kai koridoriuje susitinka skirtingas funkcijas išpildantys žmonės, kurie pamiršta, kad jie yra iš tiesų visi vienodi žmonės, tai įvyksta tokių kuriozų. Pavyzdžiui, eina dalykininkas koridoriumi ir susitinka klasės auklėtojo. Ir dalykininkas šaukia: Maryte, ar tu žinai, ką tavo vaikai padarė? Ir atsiranda tokia sąvoka, mažiau prote būti, arba labiau prote, arba širdingame prote. Jeigu klasės auklėtoja yra mažiau prote, ji prisiema didžiulę atsakomybę už savo auklėtinius. Ji galvoja: Dieve, ašgi juos visus išnešioju 9 mėnesius, ašgi juos visus išgimdžiau, ašgi juos visus auklėjau, čia mano vaikai, ką mano vaikai padarė. Ir dalykininkas tada į tokią didžiulę atsakomybę padovanoja tokią dovaną: tavo vaikai pabėgo iš mano pamokos. Ir tada auklėtojas pergyvena, labai galvoja: Dieve, Dieve, kaip čia dabar, ką man reikia daryti. Bet jeigu klasės auklėtojas yra labiau širdingame prote, jis to dalykininko gali paklausti: tu susijaudinęs, kad jų nėra, kas atsitiko? Dalykininkas gali šį bei tą pasakyti, bet labai svarbu, kada visa tai vyksta. Jeigu tai vyksta pamokos pradžioje, klasės auklėtojas gali žinoti, kur jo auklėtiniai būna ir gali nurodyti, užrodyti. Bet dažniausiai pretenzijas klasių auklėtojai dėl to, kad vaikai vienaip ar kitaip pasielgia pamokos metu, gauna po pamokos. Ir kai nėra vaikų, klasės auklėtojas labiau širdingame prote sako, paklausti tiesiog gali: klausyk, Onute, kodėl tu tokia pikta? Ką tu darei, kai buvai viena? Nes realybė yra kokia. Kai mokytojas lieka vienas, kai vaikai pabėga iš pamokos, retas, kuris supildo vis tiek mes už tai gauname pinigus. Mes galėjome per tas 45 minutės medituoti, skaityti mėgiamą knygą, arbatą gerti, kavą gerti, bet kažkoks kirminas mus išgriaužęs iš vidaus. Ir kai ta pamoka baigėsi, kai mes galėjome daryti bet ką, mes norim tuoj pat, tikriausiai sąžinės graužaties vedami, užsipulti ką nors. Tai aš siūlyčiau nepuldinėti, bet nepuldinėti galima tik tada, kai mes būname žmonėmis. Tik tada, kai aš esu sąžininga su savimi, nes aš puikiai suprantu, kad klasės auklėtoja neatsakinga už jai visiškai atsitiktinai priskirtus vaikus kuruoti. Tai susimastykime, kokius mes kartais procesus kiekvienas užkuriame mokykloje. Ir kai mūsų mintyse bus ramybė, tai bus ramybės daugiau ir elgesyje, ne tik mano, bet ir aplinkinių elgesyje.
Tai šitas pavyzdys buvo vienas iš atsakymų, kas būna, kai mes nesusideriname. Yra taip pat atsakymai mažiau linksmi, kai mokytojai įsivaizduoja, kad jie kaip žmonės labai supranta vaikus, kad jie gali jiems dovanoti laisvę, bet kai ateina į pamoką, jie privalo, ir nesvarbu jau kas tada. Nes pamoka turi tikslą, nes yra tam tikras metodas, nes yra tam tikros priemonės. Kai mes nesusideriname su savimi, su žmogumi, tada mokytojus galima atpažinti iš veido. Ir buvo laikas, kai aš krizenau iš tokios situacijos, bet aš galvoju, tai yra labai baisu, kai prie žmogaus esmės prilimpa profesijos kaukė. Tokių mokytojų yra daug. Profesijos kaukė prilimpa veide, prilimpa balso tone. Man tai labai panašu, man tai siejasi su autoritarinė pedagogika, nes autoritarinė pedagogika tai yra griežtas stilius, prašom dabar nekalbėti, prašom rašyti, aš atėjau, jūsų pareiga manęs klausytis ir aš tikrai negaliu būti savimi. Aš negaliu būti švelni, labiau elegantiška natūraliai. Greičiausiai, kad aš net nuoširdi negaliu būti, jeigu visa tai prilimpa prie manęs. Vaikai yra labai jautrus, bet jie jautrus ne nesveikai. Aš labai džiaugiuosi, kad dabartiniai vaikai, ypatingai tie, kurie nesulaukė 18 ne vieno savo gimtadienio, jie labai jautriai reaguoja į tokius suaugusius. Ir kai mes tik tais išmokstame vaikų atidžiai klausytis, ypatingai mažesnių vaikų, jie papasakoja savo būdų perteikti, ką jie patiria per pamoką. Visai neseniai 6 metų vaikas pirmą kartą dalyvavo dailės pamokoje. Ir įspūdis iš dailės pamokos buvo pakankamai kraupus. Savo piešinį apibūdindamas, jis jau žinojo, kur jis padarė klaidą. Ir kai aš nustebusi paklausiau, kaipgi gali tavo piešinyje būti klaida, jis pasakė, kad reikėjo piešti tik taip, o ne kitaip. Ir piešiant temą, nes pamokos tikslas pasirodo yra tema, priemonė tai temai pasiekti. Vaikas norėjo nupiešti kai ką kitką, bet į temą tai netilpo. Ir aš tada pagalvojau, Dieve mano, dailės mokytoja pro kokią tokią mažytę raktų skylutę žiūri į pasaulį. Bet aš dabar nesistebiu. Nes tos dailės mokytojos tikslas yra išlaisvinti vaikus iš nežinojimo, kaip piešti ir įduoti jiems instrumentus, kad jie mokėtų piešti. Aš nežinau, ar už mano nugaros visi matote taip tą paveikslą. Tai yra Čiurlionio paveikslas, kuris vadinasi Ramybė. Jeigu jį kas nors būtų taip mokęs, jis taip nepieštų. Aš pasakoju šias situacijas, kitas situacijas, ne tam, kad mes kažką apkaltintumėm, o tam, kad suprastumėm, kokiose dirbtinose sąlygose mes veikiame. Ir tam, kad mes aiškiai pamatytumėm, ką mes galime padaryti ir ko mes negalime padaryti. Mes daug ko negalime pakeisti, bet jeigu kiekvienas iš 204 šiandien čia susirinkusių, nors vieną kartą, kai sukirbės širdyje, kad kažkas čia ne taip, pasakys apie tai garsiai, mes padarysime labai daug. Mums nebūtina tikėtis kito žmogaus reakcijos. Mes negalime prisirišti prie rezultato. Mums reikia tik kartais nelikti abejingiam ir parodyti, kad mes matome taip,
o ne kitaip. Mes nebūtinai galime būti teisūs, bet užmerkti akis prieš va tokį nedidelį, bet smurtą, prieš tokią nedidelę, bet liūdesį pamokos metu, prieš tokią nedidelę, bet neteisybę mes negalime. Mes negalime užmerkti akių. Kodėl? Todėl, kad psichologai pasakoja, kad kai mes matome neteisybės mažas ir nekreipiame dėmesio, mes tarsi padarome tiesiog tampame nebejautrus. Jeigu mes neturime filtro mažai neteisybei, pro mūsų akis su laiku gali praeiti pro šalį didesnė neteisybė. Tai tiek. Matau, kad jūs reaguojate labai svarbu. Tai tikrai galite čia drąsiai rašyti. Atsiprašau, kad truputėlį dėmesys kartais mano nukrypsta į tai, ką jūs rašote, nes pripratusi esu prie gyvų auditorijų, kai žmonės pasisako, kai kalba ir matyti ir skaityti jūsų neabejingumą, kad kyla mintis, tai yra labai svarbu. Man labai patinka šie žodžiai. Jeigu kas nors nesupranta rusiškai, galim pabandyti juos išversti, bet aš pasistengsiu juos gražiai переskaityti русский. Рыцарь, почему ты уединился? Созерцаю земной шар. Почему ты плачешь? Вижу погибающих детей. Отчего они гибнут? От равнодушия взрослых. И как ты им поможешь, окунув всех в пламя своей любви? Хватит ли для всех твоей любви? Надеюсь, придет помощь. От кого? От каждого из нас, из вас. Tai yra humanistinės pedagogikos įkūrėjo Šalvos Amanašvilio žodžiai kiekvienam iš mūsų. Nes kai tik mes pradedame veikti pedagoginėje veikloje, mes tiesiog turime būti, turime tapti, turime siekti būti dvasios didvyriais. Tais riteriais, kurie gali išgelbėti vaikus nuo bet kokios neteisybės. Ir nežinau, kaip jūs, mamos, tėčiai, jaučiatės kasdienybėje. Man yra labai gera, kai aš galiu suorganizuoti pradžiuginimą vaiko, savo asmeninio. Man yra labai gera, kai aš galiu pradžiuginti kitus vaikus. Man gera, kai aš galiu tiesiog papasakoti, kad taip kaip jie moka, tai dar ne viskas, gali būti ir kitaip. Man gera, kai aš juos pakviečiu naujai patirčiai. Tai yra taip susijęs su manimi. Man nereikia nieko dirbtino daryti. Ir aš galvoju, jeigu tik tais mokytojas savo tai leistų, pradžiuginti vaikus, ne ugdymo standartų užsiimti, ne vesti per ugdymo programas kosmiškais greičiais, o pažiūrėti vaikui į akis, paklausti, kuo jis vardu, nes tai yra labai svarbu. Kokį įspūdį mes paliekame būdami su vaikais, su mokiniais. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad profesijoje, nesvarbu kokia jinai yra, profesijoje mes patirsime daugiau komforto tuomet, kai mes labiau galėsime būti savimi. Aš esu psichologė pagal profesiją. Jūs dauguma esate pedagogai vieno ar kito dalyko, bet tarp mūsų yra labai daug kas bendro. Ir jeigu aš, taip kaip aš tikiu gyvenime, galiu savo veikloje veikti, man lengviau, man maloniau, man nekyla kasdienybėje įtampa tokia didžiulė, kaip jinai gali kilti prie dirbtinių sąlygų. Bet aš labai daug ką pati turiu susiorganizuoti.
Jeigu mes norime iš tiesų save inventorizuoti, mes turime klausti vaikų labai drąsiai, labai aiškiai, kaip mes su jais. Ar jiems taip, kaip mes būname, tinka. Tai yra labai svarbu, bet ne visada patogu. Labai dažnai, kai mes diskutuojame apie profesijos ir asmeninio gyvenimo suderinimą, atsiranda toksai dvigubas standartas, nes būti žmogumi ir būti mokytoju kažkaip neturėtų labai skirtis, nes mokytojas tai tik dalykas tam tikras. Yra tokia graži frazė, kaip mokau, vat to išmokau, o ko mokau, vat tuo esu. Nesvarbu, ar esu matematikos, ar informatikos, ar geografijos mokytojas. Pirmas dalykas, kas yra svarbiausia, būti žmogumi, vat kokiu aš esu mokytojas kaip žmogus. Todėl labai kviečiu tiesiog pasirūpinti savišvietą, pasirūpinti tam tikromis sąlygomis, prie kurių jūs galite oriai vykdyti pedagoginę veiklą. Ir suprantu, realybėje jūs vieni be tėvų pagalbos nelabai daug ką padarysite. Todėl, kai mes labiau leisime sau būti žmonėmis santykiuose su tėvais, mes juos prisijaukinsime, toksai egziuperi žodis, bet jisai man šitoje situacijoje labai tinka. Mes tiesiog tyliai patipensime prie tų tėvų, kad jie mumis pradėtų labiau pasitikėti. Nes nevalia reikalauti, kad tėvai pasitikėtų mumis, nes mes mokytojai. Nereikia reikalauti žmonių, kad jie pasitikėtų psichologais, nes jie psichologai. Profesija niekaip nepadovanoja žmogui papildomo autoriteto, jį reikia užsitarnauti. Nepadovanoja papildomos pagarbos, ją reikia užsitarnauti per savo elgesį. Ir tik pagalvokite apie tuos mokytojus, kuriuos myli vaikai. Apie tuos mokytojus, kurie šilti, apie tuos mokytojus, prie kurių norisi prieiti, norisi su jais būti, norisi kalbėti. Bet jis yra ne pirmas dalykas, ne ugdymo standartas, o žmogus. Koks? Va toks, kad vaikui šalia yra gera, bet gera ne hedonistiškai, ne per pataikavimą, sąžiningai, konkrečiai, aiškiai, tiesoje, saugu. Kai žmogus suaugęs yra prognozuojamas, tada vaikui saugu. Kai jūs būsite labiau žmonėmis, jeigu jau esate, vis stengiatės, nesiliaukite, net jeigu sėkmė neaplanko taip dažnai, bet jeigu jūs tik tais leisitės į tą kelionę su tėvais, tada tėvams jums bus antras iššūkis. Tėvams turėsite pasakyti tiesą apie švietimo sistemą. Jūs, o ne kas kitas. Nenorėkite, kad kažkas ateitų ir audituotų jūsų pamokas. Dažnai pamokos auditui būna viena, o pamokos kasdienybei būna kita. Todėl, kad audito reikalavimai nebūtinai yra tie, kas yra labai gerai. Pabandykite pasakyti tėvams tiesą, kas yra labai dabar blogai sistemoje, ką reikia būtinai keisti. Argi mes galime per 45 minutes padaryti ugdymą, prisotintą viskuo, kuo mes turime jį prisotinti, kai klasėje yra 30 vaikų? Argi galime kalbėti apie švietimą prie tokių sąlygų, kai mokytojai praktiškai 24 valandas per parą reikalaujami kažką tai padaryti, kažką išpildyti, kai mokytojai įsibaiminę nepakelti 19:00 ragelio, jeigu kažkas skambina, nes galbūt kažkas kažką apkaltins, kodėl mokytojas nekelia telefono ragelio.
profesija skirta nenugyventi 24 valandas per parą, bet tiek, kiek skirta nugyventi sąžiningai, išpildyti ją sąžiningai. Švietimo tikslai siekia, kad vaikai būtų savarankiški, kad vaikai būtų kilnūs, kad jie mąstytų patys, kad jie būtų kūrybiški. Ir ta didžiulė praraja tarp švietimo tikslų ir to, ką mes iš tiesų įgyvendiname, trukdo mokytojui būti žmogumi. Gal tai būtų tik vienas toksai trukdis, gal tai tik vienas aspektas, bet jeigu mes nepasakysime tėvams tiesos, jie galvos, kad viskas gerai. Tiesą sakyti neprivalu visiems, nes tiesą sakyti reikia mokėti. Aš kukliai apie tai galiu tik tais kalbėti, nes mokausi sakyti tiesą jau kokius 15 metus ir kartais būna sėkmė, kartais būna nesėkmė, bet veikdama savo profesijoje ir asmeninėme gyvenime supratau vieną. Yra geras posakis, nevalia dalinti perlų kiaulėms, ne todėl, kad jie kiaulės, todėl, kad tai perlai. Ir jeigu mes tik tais jaučiame širdies krašteliu, kad vienas ar kitas žmogus, vienas ar kitas mokytojas, vienas ar kitas tėvas ar mama mus supranta, mes turime visų pirma eiti pas juos. Nereikia visiems deklaruoti tos realybės, nes mokslininkai ištyrę žmonių didelius susibūrimus, didelės tokias bendrijas, jų nesiverčia liežuvis pasakyti bendruomenės, nes bendruomenė kai kas daugiau negu tik tais krūva žmonių po vienu stogu. Tai va ta žmonių vieta, ne visiems reikia sakyti tiesą. Iš tos žmonių masės apie 80% gali neturėti nuomonės vienu ar kitu klausimu, nenorėti aktyviai dalyvauti vienoje ar kitoje veikloje, neprisidėti prie vaikų švietimo, prie vaikų ugdymo. Bet yra 20% žmonių, 3% iš jų labai aktyvūs, o 17% kartais pasirenka būti aktyviems ir būti neaktyviems. Mums pirmą reikia ateiti pas tuos, kurie jau pasiruošę girdėti. Pagalvokite, kiek jūsų konkrečiai, jeigu dabar aš fantazuoju, 214 mokytojų ir visi iš skirtingų mokyklų. Kiek kiekvienoje mokykloje už 214 žmonių yra tų žmonių, tų individų, kurie pasiruošę išgirsti tiesą? Aš manau, tikrai bent vienas atsiras. Iš tiesų jų yra daug daugiau. Jūs įsivaizduokit, kiekvienas iš jūsų gali pakalbinti tą kitą, kuriam ne vis vien. Ir nereikia kalbinti masės, reikia kalbinti vieną, kitą, trečią. Aš piktinuosi labai natūraliai, kai girdžiu frazes, ar jos į praktiką neįdedame. Aš stengiuosi kalbėti tik tais tiek, kiek pati nueinu tuo keliu. Stengiuosi kalbėti tik apie tuos dalykus, kuriais aš pati tikiu ir kurių siekiu savo gyvenime. Nedalinu net profesinio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo. Ir kai tenka spręsti aktualius klausimus, aš kartais perskambinu 3-4 bendraminčius. Aš jiems papasakoju situaciją ir paklausiu, kaip jiems atrodo vieni ar kiti dalykai. Ir tuomet aš bandau veikti. Ir tada ta teorija tampa praktika. Daug prakaito tai kainuoja, daug nemigo naktų tai kainuoja. Bet kiekvieną kartą veikimas yra vis lengvesnis. Pirmą kartą labiau baisu, antrą kartą dar nejauku. Bet pasakyti drąsiai, kad man vienoks ar kitoks elgesys netinka, kad vienoks ar kitoks elgesys nesiderina su mokytojo profesija,
tai nėra taip paprasta. Pasakyti tėvams, kad jūs negalite tikėtis, jog mokytojai užaugins jūsų vaikus ir jums nieko nereikės padaryti, tai nėra paprasta. Lengva yra tik tais tuomet, kai neprisirišame prie rezultato. Ir aš manau, kad mes nesupilkime Himalajų dar vienų, bet nors po va tokią pilį smėlio pastatykime, įsivaizduoju, 99 kilometrai mūsų Baltijos jūros pakrantės yra. Ir jeigu per tuos 99 kilometrus, nu va kažkokią pilį mažytę, kiekvienas iš mūsų 212 pastatytų, jau būtų 212 žmonių drąsiau, nes tarsi mes labai dažnai jaučiamės iškritę iš konteksto, bet iš tiesų taip nėra. Tas, kas pradeda garsiau apie tam tikrus dalykus kalbėti, tas, kas pradeda veikti, tuoj pat pamato, kiek daug yra bendraminčių aplinkui. Jų nereikia 2 milijonų. Užtenka vieno žmogaus, kuris tave visada palaikys ir tave pastiprins. Jau ramiau naktį miegoti. Aš atstovauju humanistinę pedagogiką, aš ją tikiu ir aš kartais sprendžiu tokią dilemą, kiek galime nemalonių dalykų sakyti žmonėms. Ir šiandien prieš šį mūsų susitikimą internetinėje erdvėje kalbėjausi su Humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkė Marina Korinevskaja ir sakau, tu man pasakyk, gal negalima taip sakyti, gal negalima tos tiesos taip paimti, išvynioti ir atiduoti. Ir aš gavau labai gražų atsakymą. Nėra taisyklės, pagal kurią galime elgtis, būdami vienoje ar kitoje organizacijoje. Bet yra labai paprasta auksinė taisyklė, kai mes tiesiog privalome elgtis pagal tai, ką kužda mums mūsų širdis. Ir dauguma iš mūsų gimėm giliai širdyje kažkur su užkoduota tokia programa už vaiką, per meilę vaikui, per pagarbą vaikui veikti. Tik tais mes patyrėme vaikystę, mus galėjo kažkas įskaudinti, mūsų širdis galėjo sukietėti, pas kai kuriuos suaugusius žmonės ji yra kieta visa, kiti dar turi erdvės pamastyti, kiti dar jaučia kažką. Paklauskite savęs, ar jūs savęs neišduodate, veikdami taip, kaip kažkas iš jūsų reikalauja. Aš esu dirbusi pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir man tai buvo didžiulis išbandymas. Aš negalėjau užduoti savęs, taip kaip aš jaučiuosi. Ir kartais sunkiau, kartais lengviau pavykdavo suderinti tas primestas prie psichologo profesijos tarnyboje veikiančio funkcijas. Pavykdavo suderinti, bet man tai kainavo labai daug. Aš pasakoju ne todėl, kad būčiau geresnė nei kiti. Aš pasakoju todėl, kad esu tokia pati kaip visi. Eilinis Lietuvos pilietis, eilinis Lietuvos žmogus. Ir ne iš Veneros mane kažkas nuleido. Pabandykite atrasti savyje daugiau drąsos. Labai svarbu, jeigu kažkas jumis tiki labiau, negu jūs savimi tikite. Ir kažkada man pačiai tenka įvairiausiose situacijose būti ir kai ateina didžiulis nusivylimas, kaip gera yra bendraminčių išgirsti pasakymą, Ramune, tu ne ta, kuri taip lengvai pasiduoda. Ir iš tiesų po 2 nusivylimo dienų, parų ateina ta pati būsena. Ar mes galim būti tie, kurie taip lengvai pasiduoda? Aš manau, kad ne. Mums reikia ieškoti įkvėpimo. Ieškoti jo ten, kur jis yra. Kas skaito lietuviškai, atraskite Vydūną, susigrąžinkite jį savo, skaitykite, mėgaukitės, atraskite Marcinkevičių. Kiekvienas Marcinkevičiaus eilėraščio posmas, eilutė, žodis yra gyvas, tikras. Nebijokite ilsėtis, bet prasmingai. Nežiūrėkite durnų laidų. Nežiūrėkite
durnų programų. Jie bukina mus, jie tą prarają tarp mūsų esmės ir to, ką mes turime daryti, dar labiau didina. Ieškokite įkvėpimo ten, kur jisai iš tiesų yra. Man labai patinka ši Einšteino frazė: negalime išspręsti problemos mąstydami taip, kaip mąstydami ją sukūrėme. Mano bičiulė sako, jeigu tu nori tapti va tokia ir tokia, pabandyk apsimesti ją. Nežinau, ar jūs kada nors bandėte taip elgtis. Man patinka žaisti gyvenime tokį žaidimą. Pagalvokit, apie kokius save jūs svajojate. Apsimeskite valandai. Jeigu patiks, ta būtinai kaukė prilips. Mes kartais turime techniškai išpildyti išorinius dalykus. Netgi pateisinama yra su giliu liūdesiu viduje arba su pykčiu viduje ateiti į klasę pas vaikus ir pasakyti: vaikai, aš jūsų labai pasiilgau. Gal tą akimirką mes iš tiesų to nuoširdžiai nejaučiame, bet kai pradedame tik techniškai pildyti to mūsų išsvajoto vaizdo, tos išsvajotos rolės tam tikrus niuansus, žiūrėk, mums ta būsena patinka, nes mums gera būti, kai šalia mūsų kažkam darosi geriau. Mes jaučiamės maloniau, kai kitas šalia mūsų neįsitempia, bet atsipalaiduoja. Man sunku pasakyti, kas atsitinka su tais mokytojais, kurie tikrai yra po šarvais autoritarinės pedagogikos, kurie įsivaizduoja, kad jie turi ateiti į pamoką ir jau viskas, vaikai jų turi klausytis ir neaišku, kas dabar bus. Aš manau, kad kai mes pajaučiame kito žmogaus šilumą, kito žmogaus nuoširdumą, kai vaikas mums pasipasakoja, kai vaikas mūsų nebijo, kai vaikas atviras mums, juk mes pakylame prieš pačius save, juk įvyksta kažkoks geras augimas. Pabandykite elgtis neįprastai savo. Labai svarbu išnaudoti tas atsiverimo fazes, nes įkvėpimas yra tokia kaip banga, įsivaizduojat, ji nenori molo sutikti savo kelyje, ji natūraliai užlūžta, bet atsiranda kita banga. Pasinaudokite tais savo atsiverimais, kai jūs pagalvojate, kad nebenoriu kartoti 1, 2, 3 kažkokių dalykų, ką darote, nes sistema įsuka mus visus. Parašykite pasižadėjimo savo laišką, eilutę. Atsiverimais labai svarbu pasinaudoti. Ir jeigu matote žmogų, tarsi praregėjusi, būna kartais ateina po savaitgalio mokytojai, žinau, darysiu dabar kitaip, pastiprinkite jį, palaikykite, patikėkite juo, nes sistema tikrai įsuka. Aš nežinau, ar yra Lietuvoje ta kritinė masė mokytojų, kurie pajėgus taip dažnai ir taip elegantiškai sakyti tiesą tėvams, kad tėvai patikėtų. Aš tik žinau, kokiais mokytojais galima patikėti. Mokytojais, kuriuos myli vaikai, kuriuos mėgsta vaikai, prie kurių mums patiems yra gera. Tokių mokytojų yra. Juos reikia tik tais iškelti į viršų, pastiprinti, bet ne taip pastiprinti, kad visas kolektyvas jiems pradėtų pavydėti ir nedaug dievė kažkokį patikrinimą suorganizuotų. Pastiprinti žinant realybę, žinant, kas vyksta iš tiesų vienoje ar kitoje mokykloje. Aš nemanau, kad pokyčiai su dideliu stresu, su dideliu diskomfortu verta taip daryti tos pokyčius. Man tenka važinėti po Lietuvą ir man būna taip liūdna, kai tokie pervargę mokytojai ir nuvarginti visų bereikalingų renginių, bereikalingų prevencijų, nelabai svarbių dalykų, bet nuvarginti. Tai sudaro tokį paviršių. Atrodo, oi, kiek mes čia daug visko veikiame, bet esmė lieka nepaliesta, nes mes nuvargstame. Nuvargstame plaudami indus, nuvargstame kepdami kotletus, bet jeigu nepasižiūrime vaikui į akis, mūsų indų plovimas ir kotletų kepimas nėra svarbus.
pabandykit rasti laiko toje paroje sau ir tam ugdymo procesui, kuris labai labai sutampa su švietimo didžiaisiais kilniaisiais tikslais. Man labai patinka šie žodžiai. Mokytojau, įkvėpk mane šviesiai kūrybai. Mes esam kiekvienas viens kitam mokytojas. Nebūtinai mes turime kalbėti apie mokinį ir mokytoją, vaiką ir suaugusi. Kiekvienas yra man mokytojas. Ir jeigu mes vienas kitą įkvėpsime drąsai, ryžtui, aš manau, kad mes sudarysime tą kritinę masę. Atsiras toks gražus ūžesys. Jeigu tarp 214 žmonių čia yra bičiulių, kurie rūpinasi bitėmis, jie žino, koks malonus yra tas avilio garsas, kai tu žinai, kad čia mano globojamos bitės ten darbuojasi, jos veikia ir jos viena kita rūpinasi. Aš linkiu mums to ūžesio. O ūžesį galime suorganizuoti tik tada, kai mes leisimės į kelionę su vaikais. Lai jie mus veda, bet veda ne per savo aikštijimąsi. Kartais lengvesnių kelių vaikai irgi nori nueiti, bet lai jie veda per savo prigimtinį gerumą. Ypatingai, kas turi reikalų su mažais vaikais, žino, kad maži vaikai yra labai labai geri. Aš pagal savo sūnų matau tam tikrus dalykus. Vėlgi, mano vaikas jokiais būdais nėra pavyzdys, bet kai man sopa širdį dėl vieno ar kito mokytojo veiksmo, o mano vaikas juos sutikęs visus tuos kelis mokytojus, kuriuos jisai sutinka gyvenime, apkabina, aš vis pagalvoju, Dieve, kokia yra plati jo širdis. Aš taip nebegaliu, gal kažkada galėjau, dabar nebegaliu taip. Ir tai, kad vaikai myli mokytojus, tai nebūtinai reiškia, kad jie yra nuostabus. Kai maži vaikai myli mokytojus, tai reiškia, kad vaikai vis dar tikisi. Jie labai moka pripiešti gerus dalykus prie žmonių. Jie moka viltis ir tikėti. Jeigu mes leisimės va taip vedami vaikų, manau, kad mes patys praregėsime. Žiūrėkime filmus, kai mums norisi verkti, kai mes atpažįstame kažką tokio, kas yra taip žmogiška. Vienas iš filmų Sėkmė avansų yra daug gerų kino juostų, kur mūsų sielos yra virpinamos. Galbūt tai mus gali įkvėpti virpinti kitų sielas. Štai pažiūrėkit, koks nuostabus vaizdas. Kada turi baigtis vaikų vaikystė? 9 klasėje, 4, 1, kada? Išsaugokime ją kuo ilgiau. Mums nuo to bus tik geriau. Nes kai rūpinamės procesu išsaugoti vaikystę, mes turim būtinai pasirūpinti savo įkvėpimu. Kas yra įkvėpimas? Tai ir pasitikėjimas savimi, ir svajonės. Svajokite garsiai, dalinkitės. Ir pamatysite, kiek nedaug reikia išpildyti tiesiog matematiko funkcijas, kai tu esi va toks, kas čia tilpčiau į tą kamerą, va toks platus žmogus. Ir nebijokite įkvėpti naujo, primiršto seno galbūt. Atraskite Makarenką, Suchomlinskį, Pestalocį. Aš įsimylėjau Levą Tolstojų. Tai nuostabiai reiškiantis raštu mintis žmogus. Jeigu tik tais galite, skaitykite originalo kalba. Ir tikėjimas labai svarbu, ryšys su Dievu, kad ir koks jisai bebūtų. Taip keista, kokie mes žmonės žiaurūs vienas kitam. Nereikia labai daug daužytis į krūtinę, atleisk man Viešpatie, nes jis jau atleidžia. Bet kažkaip atrasti būdą atsiprašyti prieš įskaudintą vaiką reikia ieškoti. Dievas mus priima, kokie mes esame. Ir mumis rūpinasi. Tik tais mums svarbu labai nepamiršti savo esmės, savo pašaukimo. Atraskite Šalvą Manašvilį. Jis yra nuostabus daugelio mokytojų mokytojas. Ir jo knyga
yra išleista į lietuvių kalbą ne viena, Adrenos leidyklos keletą knygų. Internete galima surasti video su Šalvo Manašviliu, kaip jisai dalyvauja laidose. Prisijunkite Facebook'e prie grupių pavadinimais humanistinė pedagogika. Daug labai yra įvairiausių dalykų, kurį galima atrasti. Prieš paskutinėje skaidrėje irgi bus jums keletą nuorodų. Nelikite vieni. Štai mūsų Irena Stulpinienė, ką sako, įkvėpimui reikia tikro, nesuvaidinto, įtempto sielos darbo. Nebijokime nuvargti nuo savo pedagoginės veiklos. Mes privalome tiesiog pavargti tada, kai mes labai įtemptai dirbame, bet įtemptai iš vidaus. Ir vaikai gerbia tokį darbą, jį vertina. Bet santykis tuomet yra žmogus labai, labai kokybiškas. Štai ką sako išminčiai. Žmonės gali pamiršti, ką mes padarėme, žmonės pamiršti gali, ką mes pasakėme, bet niekada nepamirš, kaip mes juos paskatinome pasijusti. Bendrauti, dozuojant tiesą, švelniai dalintis per gyvą kontaktą yra daug lengviau. Bet jūs ne vieną kartą susitinkate. Jūsų susitikimai su vaikais tai ne vienkartinės akcijos. Jūs galite pajusti, kas glumina vaikus, o kas jūs kilstelna į viršų, kas juos džiugina, o kas juos liūdina, ko reiktų vengti. Jūs visą tai galite pajusti ir šiek tiek laviruoti. Belieka mums palinkėti viens kitam išlikti širdingame prote. Praktikų, kaip tą padaryti, yra labai skirtingų. Tik darykite. Nelaukite, kol kažkas jūs pasiėmės už rankos ir šves į mišką. tą darykite patys dėl savęs. Ir pamatysite, kaip lengva būti žmogumi su viengubais standartais. Kai meilė ugdoma meilė, pagarba ugdoma pagarba. Santykis ugdoma santykiu ir pareiga ugdoma pareiga. Tai yra humanistinės pedagogikos postulatai. Taip pat labai svarbu tikėti. Jeigu vaikas pasielgia kažkaip ne taip, nesmerkime, neteiskime, net vidumi, nes vaikai turi tam tikras antenytės, jie jaučia, jie supranta iš mūsų viso lauko, ką mes čia dabar sugalvojome apie juos. Jie elgiasi taip, kaip gali geriausiai. Kelkime kiekvieną savo tikslą. Ką man dabar atiduoti jiems, ką man jiems padovanoti, kad jiems be manęs ateityje būtų geriau. Štai tik tais viena nedidelė ištrauka iš gyvenimo mokyklos knygos Šalvos Amanašvilio. Pagarba tai meilės demonstravimas. Gerbkite vaiko nežinojimą, gerbkite pažinimo darbą, gerbkite nesėkmes ir ašaras. Gerbkite tyras akis, švelnią odą, jaunas pastangas ir pasitikėjimą. Gerbkite jei nešlovinate tyrą, dorą, šventą vaikystę. Ir tiesiog nėra kitos išeities mums kaip tik sugebėti pasirūpinti savimi. Man patinka analogija, kad mokytojas iš didžiosios raidės yra kaip obelis. Pažiūrėkit, tik įsižiūrėkite šitą nuostabų piešinį. Kokios mūsų turi būti šaknys, plačios, visą apimančios. Kokia mūsų esmė, mūsų ašyje ir kamiene turi atsiskleisti. Aš tą žodį turi vartoju be prievartos, nes mes neturim kitos išeities. Kas jeigu ne mes? Ir kai mes visą savo esmę dovanojame kitam žmogui, pedagoginė veikla tampa kokybiška, ji gauna prasmę, kuri išliks ir po 45 minučių. Liekamoji vertė, kuri išliks ir po 12 metų mokykloje. Štai nuostabus tėvo Aleksandro žodžiai. Kai mes pradedam mokytis atskirti gėrį nuo blogio, kai mes mokome savyje atrasti šį kovos lauką, kaip rašė Dostojevskis, tuomet ir prasideda savo asmeninio dvasingumo auginimo darbas. Tai darbas kiekvienam žmogui.
Tai aukščiausia kūryba. Kūrybai nebūtina piešti paveikslus, rašyti simfonijas, lipdyti skulptūras. Kiekvienas žmogus kuria savo sielą, kiekvienas žmogus kuria savo asmenybę, tačiau kuria ją ne tuščioje erdvėje, o santykiuose su kitais. Aš manau, kad kai mes kuriame savo sielą, mes prisiliečiame neišvengiamai prie vaiko sielos. Mes esame labai labai atsakingi. Pagalvokim, ką galim padovanoti jiems šiandien. Ir neskubėkime padovanoti visiems, nes kartais gali neužtekti laiko. Ir kai žiūrime šitą mažylį, norisi sakmę pasakyti apie jūros žvaigždę. Kartą berniukas bėgiojo jūros pakrantę ir rinko jūros žvaigždės, kurios buvo išmestos potvynio metu. Suaugęs vyras pastebėjo jo bėgiojimą, prieina ir sako, kągi tu darai? Berniukas sako, aš gelbėjau jūrų žvaigždės. Vyras atšovė, kokiais čia niekais užsiėmė, pažiūrėk, jų tūkstančiai, tu nieko nepakeisi. Berniukas paėmė vieną jūros žvaigždę į rankas, pažiūrėjo ją, metė ją atgal į jūrą ir atsisukęs į vyrą tarė, šitai žvaigždei aš jau pakeičiau viską. Aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų, 211 žmonių, turi tą vieną žvaigždę. Gal tai yra mano asmeninis vaikas, gal tai yra kaimynų vaikas, gal tai yra mano klasės mokinys, bet bent viena žvaigždė yra. Padarykime, ką nors jai gražaus ir gero. Nes kaip sakmėje apie žmogų ir skorpioną parašyta, skorpiono prigimtis gelti, nes jis ginasi, bet žmogaus prigimties mylėti ir padėti skorpioniška prigimtis negali pakeisti. Paskutinių mokymų metu gimė tokia mintis. Kuo man būti? Ar sistemos žmogumi, ar žmogumi sistemoje? Ir aš galvoju, nejaugi mes leisime, kad sistema, kokia jinai dabar bebūtų, kaip jinai nusigyveno, kaip jinai iškrypo ir kaip jinai su tikslais visai realybėje yra nesusijusi. Nejaugi mes leisime, kad kažkoks dirbtinis darinys pakeistų mūsų žmogiškąją prigimtį. Nejaugi leisime taip lengvai. Mylėkime save, mylėkime savo artimą, mylėkime vaiką šalia esantį, mylėkime vaiką viduje, nes mes nešame šviesą. Nes mes augame, auga ir šviesa. Mes išgelbėsim pasaulį nuo bėdų. Mes padauginsim šviesos meilę. Dėkokime Kūrėjui už dovanas. Dangaus rūpesčių mes turime gyvenimo knygą. Išminties širdį ji mums padeda atverti. Va tokia lai būna ta mokytojo sode šviesa. Būkime tais vedančiais angelais, kai sieloje pražysta gėlės, sparnuotos ugnelės. Galbūt tas gurkšnis praregėjimo ką nors pagirdys. Ir jeigu jums pavyko per savo pedagoginės veiklos metus, nesvarbu kiek jų buvo, atrasti raktą nuo jūsų sėkmės, neatiduokite to rakto niekam, saugokite, neparduokite jo sistemai, globokite jį. Ir aš manau, kad taip pavyks išsaugoti tą tikėjimą, viltį ir meilę, kurių mums labai visiems reikia. Ir taip kaip šiandien jūs gavote dovaną mokytojo dienos proga, būtinai perduokite žinią, kad spalio 23 dieną dovana laukia tėvelių. Kaip skatinti vaikus mokytojus? Neišduokite didžiosios paslapties, kad tokio paprasto atsakymo apie tą skatinimą mokytis tėveliai negaus, bet galbūt gaus kitas dovanas.
Ir visiems jums tiesiog siunčiu širdingą kvietimą Humanistinės pedagogikos asociacijos vardu į Lietuvos 4 humanistinės pedagogikos skaitymus, kurie vadinasi Mokytojas. Spalio 28 dieną, pirmąją atostogų dieną, nuo 9 valandos Vilniuje Lietuvos edukologijos universitete yra laukiami visi mokytojai, visi, nes visuose yra ta šviesa, kurios reikia vaikams. Tik kartais ją reikia pastiprinti, kartais ją reikia atgaivinti, bet aš nesiliauju tikėti, kad jinai rusena. Ir tai yra kvalifikacinis renginys, labai nebrangus, 30 litų. Aš skatinu visus tėvus, kurių mokyklose pritrūko kvalifikacinių lėšų, tiesiog susimesti ir padovanoti tiems mokytojams, kurie nori, bet negali sau leisti tos kelionės į Vilnių, padovanoti tokią dovaną. Tai manau, kad tėvai išgirsta mano kvietimą taip pat. Atvažiuokite, pabūkite su bendraminčiais. Labai smagu, kad mes galėsime šiemet per Lietuvos skaitymus padovanoti darželių mokytojams, darželių auklėtojams vieną meistriškumo pamoką su klaipėdiete Tania Marnina. Ji nuostabiai kuria gyvenimą su mažiukais vaikais ir tikrai labai gražu, kai mūsų ratas plečiasi. Mes galime pasakyti, kad turime ką parodyti ir Lietuvos mokytojams nebūtina keliauti labai toli. Ir visą informaciją apie humanistinės pedagogikos skaitymus galite atrasti humanistinepedagogika.lt, o čia žadėtos nuorodos: tėvųforumas.lt, šviesos-kampelis.lt. Kas turi savo paskyras Facebook'e, galite atrasti Laimingų vaikų šalį. Uždarą grupę Auklėjame save auklėti vaikus, bet ji pasidaro labai atvira, kai tik tais pasibeldžiate ją. Taip pat grupės Mokytojai ir jų bičiuliai, mokyklų bendruomenės, Lietuvos tėvų forumo puslapį. Ten galite atrasti naudingos informacijos. Taip pat galite atrasti internete ir mano tinklaraštį psichologė-ramunė.lt. Čia yra dar nuostabus tinklaraštis piličiauskas.info. Tai yra gerbiamo profesoriaus į Anapilin išėjusio Piličiausko šeimos kūrinys, toksai internetinis žurnalas, kuris labai tinka skaitymui, kai geriame kavą, vandenį arba arbatą. Ir man buvo labai malonu jums dovanoti šią dovaną ir labai noriu padėkoti Klaipėdos rajono švietimo centrui, kad sutiko tokią dovaną jums visiems padovanoti. Aš manau, kad mes labai visi esame panašus, nes mums visiems reikia palaikymo, pabūti kartu, pamastyti tom pačiom mintim. Tai jūsų elektroninių pašto adresais, kuriuos turi šio seminaro vadovas Julius. Jeigu jūs nieko prieš, po kokios savaitėlės jūs gausite ir gal šitą skaidrių rinkinį ir dar keletą nuorodų. Ir jeigu nebenorėsite daugiau nieko gauti, tiesiog parašykite, kad nebenorite gauti naujienų, o visi kiti maždaug kas 2 savaitės galės gauti tokį mini naujienlaiškį su tam tikra informacija, kuri jūs labai tikiuosi praturtins. Tai ačiū Jums už galimybę man padovanoti dovaną, nes iš tiesų dovanoti dovanas yra kur kas smagiau mano supratimu, negu jas gauti. Ačiū Jums, sudie, gero poilsio ir iki kitų susitikimų.